Sveiki visi vandens mėgėjai ir mylėtojai. Šiandien turime rugpjūčio 9 dieną. Fokusas taip. Atvažiavom 7 ryto. Vanduo paleistas. Jau kiek kažkur tai kaip pusę valandos. Per starą žarną bėga. Kubas 200 į valandą lygiai. 36 sekundės 12 litrų kibiras vandens prisipildo. Va, ir čia būtų objektas naujasias Kitaviškės. Va, tvenkiniai Kitaviškių. Va, sakau, namas. Diena buvo sunki. 21:30 gavosi gręžinio gilis. Pamatavom vandens statinį lygį ir reikėjo prasikasti 1,5 metro gilio duobę, vat, kaip matot. Ir dabar, kur siurbliai stovi, dabar vandens statinis lygis yra 7,60 nuo pačio siurblio. Vat reikėjo 1,5 metro iškasti duobę. O tokia va situacija, aišku, čia jau kalniukas, jau tenai, kur Kitaviškių tie prūdai, tenai jau daug, gerokai žemiau, tai va dėl to vat reikėjo truputėlį pasikasti, tai va pradžiai buvo smėlis, o po to rūdas moreninis molis. Jo, pats grįžinys lengvai palyginus įsigrėžė per kokias 2,5 valandas, bet ta duobė, kol iškasėm per tą molį, tai buvo reikalų iš tikrųjų. Va, alkas siurbliukas stovi, važiuojam su džipuku prie kabelę, o tokia aplinka po žmogų. Vanduo jau praktiškai prasivalęs, va. Praktiškai prasivalęs, tai va, kubas 200 į valandą. Geras vanduo be geležies iš tikrųjų. Tikrai žmogui pasisekė ir esmė ta, kad čia šita va didelė teritorija yra 3 namai. Pirmas namas va čia, antras ir po to tenai va už pušelio 3. Ir padarytas gręžinys buvo artezinis 2007 metais. Ir įvadas vienas, vamzdis yra vienas nutestas, kaip pat 3 namo nuo 1. Ir va, kiekvienas namas yra vienas nuo kito priklausomas. Tai žmogus nusipirko namą ir tą įvadą nori atsijungti, kad nebūtų priklausomas nuo kaimynų. Nu tai va, išsikvietė mus ir padarėm. Tai aišku, čia šitose rajonuose giliai tokie plius minus visi yra, ten 20 metrų plius. O dar kartą parodom patį rezultatą, kaip čia viskas bėga. Na, aišku, čia kai užsakovas vietinis, aš vietinis, tai palieku dabar iki vakaro siurblį. Na, jau pilnai jau prasivalęs. Palieku siurblį, tai jeigu iki vakaro bėga tas vanduo valosi pilnai. Nes gręžiniu yra sveika, kuo daugiau vandens leisti. O vakare grįždamas elektrėnus pasiimsiu. Na, tai va toks va rezultatas. Tai būtume daug greičiau pasidarę viską, namie būtume, jeigu ne tą duobę reiktų kasti. Nu tai va. Tai ką tada, visiems geros dienos ir gerą vandens. Iki.